Trečias darbotvarkės klausimas dėl pritarimo projekto Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų, Bažnyčios gatvės ir Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija įgyvendinimui. Sveikatos ir socialinių reikalų komitete diskutuota dėl pėsčiųjų dviračių takų ženklinimo. Iš esmės sprendimo projektui pritarta. Kituose komitetuose pritarta pateiktam sprendimo projektui. Paklausti nori tarybos narys Andrius Kadasnikas, prašom. Dėkui. Aš antrindamas sveikatos reikalų komitetui norėjau pasitarauti, ar bus, kaip anksčiau buvo gyveninti dviračių takai, kai nei pažymėti, nei atskirti, ar bus bent kažkaip tai išskirtas tas dviračių takas konkrečiai. Šitam projekte nėra numatyta išskirti konkrečiai, dėl paprasčiausios priežasties mes neturime iš vis bendro plano jokiem dviračio takam. Tai kai jisai bus parengtas, pabaigtas ir turėsim viso rajono bendrą vaizdą, tada viską vienu metu ir sužymėsim, nes dabar atskirai gabalais vieną gatvę pažymėti, kitą, tai toks pavadinimas buvo. Projekte nėra numatyta žymėti, atskirai ženklinti. Atsakymas būtų toks. Tarybos narė Elena Virinavičienė. Tai gal tada detalizuokit šiek tiek daugiau. Buvo kalbama, kad spalio mėnesį rinksis šitą iniciatyvinę grupę dėl dviračių takų įrengimo. Spalis jau visai baigėsi, grupė nebuvo sukviesta. Ir kai baigėsi viešieji pirkimai studijos parengimui dviračių ir pėsčiųjų takų, kokia dabar situacija? Negaliu pasakyti, ar pasibaigė viešieji pirkimai, čia gal geriau atsakytų Diana. Turėjo baigtis jau. Galėčiau aš atsakyti, yra nuspręsta, kad planavimo dokumentą rengsim tokią spec planą dviračių takų, kur, kaip ir minėjo, kad būtų atskiros atkarpos kažkur tai mieste, bet viso rajono infrastruktūros sistemos tinklas važiuoja. O kai parengtas šis spec planas, mes galėsim ir kitas gatves integruoti jau į normalią sistemą. Čia panašiai, kad nenutiesti atskirų vamzdynų tam tikrose gatvėse ir vadinti, kad tinklas yra, bet kad būtų vientisas junginys. Šitokį teritorijų planavimo dokumentai yra numatyta, pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis. Tai tas sąlygos planavimui yra paruoštos, surinktos ir turėjo spalio pradžioje vykti viešųjų pirkimų paskelbtas būti konkursas. Tikrai tuo klausimu domiuosi ir vis laukiu, kadagi tas bus padaryta. Tai reiškia, viskas sustojo, visi šitie veiksmai. Taip? Artimiausiu metu mes viską padarysime. Nuo rugpjūčio mėnesio viskas stovi. Tarybos narys Arūnas Dudėnas, prašom. Aš prisidėdamas, tai iš tikrųjų, tai jeigu gerai pamenam, tai tas dviračių takų planas yra jau patvirtintas. Ir čia senamiesčio dalyje, tai tikrai jisai yra. Bet mes norim pasakyti, kad mes norim viso miesto, viso rajono planą bendrą parengti, kad nedaryti atskirais gabalais, kad yra senamiestį, kad yra dar kažkokie gatvė, kur galbūt galima. Bet padaryti jie yra. Yra visos šalies, ir prieštas takai. Studija. Tai ne planas, tai studija. Daugiau klausimų? Jeigu klausimų nėra, yra pasiūlymas balsuoti už sprendimo projektą, į kurį trūksta daug atsakymų. Čia iš kitos srities klausimai yra šiek tiek. Jeigu turim galvoti tik tai patį žymėjimą, tai tas gatvės rekonstrukcija nei kiek netrukdo. Jeigu mes paliksim vietos ir kažkada vėliau nubrėšim tą liniją. Gerbėmieji, už 14 susilaikė 8, 2 nebalsavo, sprendimo projektui pritarta.